visiška tamsa. Negalit padžiudinti rankų. Negalite padžiudinti pirštų. Sniegas taip stipriai suspaudė jūsų krūtinę, kad negalite išplėsti šonkaulių ir įkvėpti nė vieno oro gurkšnio. Tačiau jūs esate visiškai sąmoningas. Jūsų protas veikia puikiai. Jūs galite galvoti, galite jausti viską. Jūs tiksliai žinote, kas vyksta su jūsų kūnu ir kaip viskas baigėsi. Jūs tiesiog visiškai bejėgis tai sustabdyti. Vienas vyras šiame vaizdo įraše kažkaip visą tai išgyveno. Jis 5 valandas pynė virvę, naudodamas tik dantis ir vieną veikiančią ranką ir pasiekė vos 6 colių atstumą nuo ištiestų gelbėtojų rankų. Ir kažkas tokio maža, tokio kvailo, tokio visiškai pataisomo jį sustabdė akimirksniu. Kiekvienoje šio sąrašo istorijoje lavina net nebuvo blogiausia dalis. Sveiki atvykę į Extreme. Pamirškite viską, ko filmai jūs išmokė apie sniegą. Lavina nėra minkšta puri banga, iš kurios galite tiesiog išplaukti. Tai milijonai svarų kinetinės energijos, įsisibėgėjančios iki 130 km/h greičiu, nešančios nevaldomo krovininio traukinio smūgio jėgą. Jei pats smūgis nenulauš jūsų stuburo ar nesutraiškys kaukolės į uolas, tai padarys pasekmės. Vos tik slenkanti sniego masė sustoja, stipri trintis ją suspaudžia ir akimirksniu vėl užšaldo. Tai užrakina jūs visiškai juodame ledo kape, taip stipriai prispaudžiant prie krūtinės, kad tiesiog negalite išplėsti šonkaulių ir įkvėpti nė vieno oro gurkšnio. Šiandien turime itin pažangias lavinų prognozes. Ekspertai kasa bandymų duobes, kad įvertintų sniego dangos stabilumą, stebi vėjo apkrovas ir pateikia griežtus pavojingumo įvertinimus. Šiuolaikiniai alpinistai žino, kad reikia klausytis duslaus vump garso, kai griūva sniego sluoksnis, arba stebėti staigiai plintančius įtrūkius lede. Ir net jei šiandien yra įspėjimų, kai kurios iš jų gali būti sukeltos vietoje. Labai nenuspėjama. Suprasit, ką turiu omenyje, jei žiūrėsite toliau. Tačiau pirmoji lavina šiame sąraše įvyko dar 1936 m. Liepos 22 d. Nebuvo jokių kasdienių biuletenių, jokių palydovinių radarų ir jokių lavinų švyturių. Taunas Kirkas nebuvo eilinis alpinistas. Būdamas 23, jis jau buvo vienas talentingiausių alpinistų Vokietijoje tuo metu, kai alpinizmą skatino stiprus nacionalinis pasididžiavimas. Ar galite įsivaizduoti, kaip žiūrite į 1800 m aukščio stačią juodo ledo ir klinties sieną, vietą, kuri buvo tokia mirtina, kad ją praminė žmogžudysčių siena, ir nusprendžiate, jog norite būti pirmasis, kuris ją įveiks? Būtent tai nusprendė padaryti Tonis ir jo vokiečių kopimo partneris Andurlis Hinterstoiseris ant Eigero šiaurinės sienos Šveicarijos Alpėse 1936 metais. Ir jie nebuvo vieni. Būdami kalne, 2 vokiečiai susivienijo su 2 elitiniais Austrijos alpinistais Viliu Angereriu ir Ediu Raineriu. Padėję į šalį savo nacionalinės varžybas, šie 4 vyrai susirišo virve ir kaip viena komanda ryžosi įveikti žudiko sieną. Jų naudai reikia pasakyti, kad visi 4 buvo išskirtiniai alpinistai, o ankstyva jų pažanga sienoje aiškiai parodė, kodėl jie tikėjo, kad gali tai padaryti. Iš pradžių Andrelis išsprendė svarbią problemą, į kurią niekas neturėjo atsakymo. Mat kopiant į tokį kalną kaip Eigeris, kelias į viršūnę nėra tiesi linija. Turi sekti natūralius takus, plyšius ir atbrailas, o kelias, kuriuo jie iki šiol kilo į kalno apačią, staiga baigėsi aklavietėje. Virš jos buvo tik lygus, išsikišęs uolos paviršius, visiškai neįkopiamas. Vienintelis būdas tęsti kelionę link viršūnės buvo pasiekti didžiulį įkopiamą šlaitą, vadinamą pirmuoju ledo lauku. Tačiau tas kelias nebuvo tiesiai virš jų, jis buvo gerokai į šoną. O tiesiai tarp jų ir to kito kelio buvo status, apledėjęs klinties luitas, kurio niekas nežinojo, kaip įveikti. Žeme nebuvo už ko įsikibti ar atsistoti. Jei bandytum žengti ant jo, tiesiog nuslystum nuo uolos ir nukristum 1000 pėdų žemyn. Bet Andrelis sugalvojo išeitį. Visai šalia šios lygios plokštės buvo mažytis vertikalus plyšys uoloje. Vietoj to, kad bandytų pereiti per jį, Andrelis kopė aukštyn. Jis įspraudė pirštus ir batus į šį siaurą plyšį ir kantriai kopė tiesiai aukštyn sieną, kol atsidūrė aukštai virš neįveikiamos atkarpos. Tada jis įkalė metalinį smaigą į uolą, perverė per jį virvę ir nusileido atgal žemyn. Dabar, kai virvė buvo tvirtai pritvirtinta aukštai virš jo, jis galėjo visų kūno svorių pasilenkti virš bedugnės.
Naudodamasis virvės įtempimu, jis bėgo šonu per lygų ledą, siūbuodamas kaip švytuoklė, kol jo batai pagaliau užkliuvo už saugios atbrailos kitoje pusėje. Kai jis persikėlė į kitą pusę, įtempė virvę ir pritvirtino savo galą. Dabar komanda turėjo horizontalią gelbėjimosi liniją, jungiančią neįveikiamą tarpą. Jiems tai reikėjo įsikibti į tą įtemptą virvę, atlošti kūno svorį virš 600 metrų prarajos ir, traukiantis rankomis viena už kitos, šonu per lygų ledą stumtelėti kojas į kitą pusę. Tai buvo genialu ir tai suveikė. Kai jie įveikė šią anksčiau neįveikiamą atkarpą ir pakilo aukščiau, jie kartu su savimi vėl užsitraukė virves. Tai buvo įprasta praktika, nes įrangos kalnuose nepalieki. Jie nė nenumanė, kad tai jiems kainuos gyvybę, nes kylant aukštyn, jie greitai suprato, kodėl šiaurinė siena vadinama žudikiška siena. Dėl savo masyvios įgaubtos formos, Eigero kalnas veikia kaip milžiniška gaudyklė bet kokiai per Alpes slenkančiai audrai, tiesioginė prasme sukurianti savo atšiaurų mikroklimatą. Pats uolienos sluoksnis yra trapus klintis. Kai drėgmė įsiskverbia į plyšius ir užšąla, kalnas nuolat skilinėja, sukeldamas staigius nuošliaužas, kurios netikėtai krinta žemyn kaip artilerijos ugnis. O gausus sniegas, taip pat nestabiliai krintančios uolos, reiškia, kad sniego sluoksnis viršutinėje kalno dalyje yra apkrautas ir nestabilus. Kitaip tariant, idealios sąlygos lavinai susidaryti. Tuo metu, kai Kurcas ir kiti kopė aukštyn šiaurinę sieną, nuo kalno nusirito uola ir tiesiai į galvą trenkėsi Vilijui Angererui, sukeldama rimtą sužalojimą. Ir štai taip visa misija pasikeitė. Apie viršūnę buvo galima pamiršti. Vienintelis tikslas dabar buvo gyvą Vilijų nuvesti nuo šio kalno. Taigi jie apsisuko ir pradėjo sunkiai leisti žemyn. Ir turėčiau paminėti, kad tai nebuvo tvarkingas, ramus atsitraukimas, nes kai jie pradėjo leisti žemyn, milžiniška vietinė pūga apgaubė kalną. Temperatūra smarkiai nukrito. Vėjas staugė taip garsiai, kad tapo sunkia. Fizinė jėga, kuri bandė juos nuplėšti nuo uolos. Kiekvienas žingsnis buvo kova. Jiems teko kovoti net norint pakelti vieną sušalusį batą, visų kūnų atsiremti į staigius, smurtinius gūsius, kurie bandė juos nuplėšti nuo sienos ir nublokšti žemyn nuo kalno. Ir jie turėjo tai daryti vėl ir vėl, tuo pačiu bandydami padėti Vilijui, kurio galvos trauma su kiekviena minute silpnino jį vis labiau. Per tą tikrą pragarą jie sugebėjo nusileisti atgal iki tos klintinės plokštės, kurią Andrelis buvo suradęs kildamas aukštyn. Ir būtent ten jie susidūrė su problema, kurios niekas nebuvo numatęs. Matote, vienintelė priežastis, dėl kurios jie iš viso galėjo pereiti tą traversą, buvo pritvirtinta virvė. Jis suteikė jiems už ko įsikibti, kažką, kas laikytų jų svorį, kai jie judėjo šonu per ledą. Pašalinkite virvę ir jūs negalite tiesiog pereiti atgal per beveik vertikalią ledo sieną, neturėdami už ko laikytis. Taip neveikia. Ir ta virvė buvo dingusi, jie patys ją užtraukė, iš tikrųjų. Ar galite įsivaizduoti, kaip stovite ant užšalusios sienos pūgoje, kuri kas minutę stiprėja, žiūrite į vienintelį kelią namo ir suprantate, kad jūs pats esate priežastis, kodėl jo nebėra? Bet jie kažkaip turėjo nusileisti. Taigi Andrelis desperatiškai bandė slinkti per sieną. Bet be tos pritvirtintos virvės, už kurios būtų galima laikytis, tai buvo fiziškai neįveikiama. Įstrigę akinančioje pūgoje ir Viljamo būklei kas minutę blogėjant, vienintelė likusi beviltiška išeitis buvo leistis tiesiai žemyn stačia atvira kalno siena ir tikėtis, kad pavyks rasti kokią nors atbrailą. Dabar, norint tiksliai suprasti, kas įvyko toliau, prisiminkite, kad tai buvo 1936-ieji. Jie neturėjo šiuolaikinių paminkštintų laipiojimo apraisų, kokius turime šiandien, kurie paskirsto alpinisto svorį kritimo metu. Tuo metu apraišas buvo tiesiog storas pintas kanapinis virvė, tiesiogiai surišta aplink jūsų krūtinę arba juosmenį ir pritvirtinta prie paprasto, siauro metalinio karabino. Taigi, įsivaizduokite tai, jei galite. Horizontalaus virvinio tilto, kurio jiems reikėjo, jau nebebuvo. Tačiau visi keturi vyrai nuo pat kopimo pradžios buvo tiesiogiai surišti vienas su kitu. Nes grupinėme alpinizme kiekvienas taip pat turi asmeninę kopimo virvę. Tai yra gyvybės linija, kuri tiesiogiai suriša visus alpinistus vienas su kitu. Taigi, jei vienas žmogus nukrenta, kiti gali jį sulaikyti. Tai buvo 4 išsekę, nušalę vyrai, leisdamiesi virve žemyn beveik vertikalia ledo siena, siaučiant pūgai. Tarp jų ir 600 metrų bedugnės nebuvo nieko, tik primityvi, nenutrūkstama virvė jungianti jų kūnus ir tie siauri maži karabinai. Ir būtent tuo momentu įvyko blogiausias dalykas, koks tik galėjo nutikti tokiame kalne.
Po jų kojomis per uolą pradėjo sklisti gilus, žemas dundesys, o iš karto po to pasigirdo garsas, primenantis tiesiai į juos iš rūko lekiančio krovininio traukinio ūžesį. Aukštai virš jų pūga buvo perkrovusi stačią siaurą griovą ir milžiniška sniego plokštė atitrūko, sukeldama didžiulę sniego laviną. Ji nusirito žemyn Eigerio šlaitu, judėdama greitkelio greičiu ir su visiškai triuškinančia jėga trenkėsi į virvės komandą. Ondrelis tuo metu buvo trumpam neprisirišęs, nes bandė paruošti kitą nusileidimą virve. Jis neturėjo jokios galimybės išsigelbėti. Ledinės sienos grynoji kinetinė jėga visiškai nubloškė jį nuo kalno šlaito. Jis nukrito 1000 pėdų žemyn, tiesiai į mirtį. Tačiau vėlgi, jie visi buvo pririšti prie to paties kanapinės virvės, todėl visas jo kūno svoris tapo milžiniška smurtinė inkaru, krentančiu į bedugnę. Krisdamas Vilis Angereris, kitas alpinistas, tiesiogiai su juo susietas, buvo taip siaubingai greitai timptelėtas, kad galva trenkėsi į kietą uolos paviršių. Jis mirė iš karto nuo smūgio. Virš jų buvo Edvardas Raineris. Dabar virvė jungianti šiuos alpinistus buvo pervesta per metalinį žiedą įkaltą į uolą aukštai virš Edvardo galvos. Taigi, kai tie du vyrai nukrito žemyn, jų negyvas svoris veikė kaip skriemulys ir siaubinga jėga smarkiai timptelėjo Edvardą aukštyn. Jo kūnas trenkėsi tiesiai į metalinį inkarą sienoje, o ta primityvi kanapinė virvė taip smarkiai susiveržė aplink jo krūtinę, kad akimirksniu sutraiškė diafragmą prie šonkaulių. Jis negalėjo išplėsti plaučių ir įkvėpti nė vieno oro gurkšnio. Per kelias minutes jis užduso. Gryna atsitiktinumo dėka, Tonis buvo pririštas prie virvės tiesiai tarp Edžio viršuje ir Vilio apačioje. Kai užgriuvo sniego lavina, milžiniška sniego banga visiškai parbloškė Tonį nuo kojų ir nubloškė jį atgal į atvirą orą. Kadangi jis buvo išmestas į išorę, jis nesitrenkė į kietą kalkakmenį kaip Vilis, o kadangi jis nebuvo tas viršuje, laikantis visos komandos svorį, jo krūtinė nebuvo prispausta prie metalinio kablio kaip Edžio. Vietoj to, virvė to staigiai įsitempė ir pagavo jį ore. Jo konkreti padėtis ant virvės išgelbėjo jam gyvybę, bent jau kol kas. Vos per kelias siaubingas sekundės griausmingas lavinos riaumojimas nutilo, palikdamas tik stūgaujančius pūgos vėjus, 3 negyvus vyrus ir Tonį. Jis buvo gyvas, bet siaubingoje būsenoje. 1000 pėdų aukštyje, vienas kabėjo ore virvės kilpoje, prie kurios vis dar buvo pritvirtinti 3 mirę jo komandos draugai. Nepaisant to, Tonis kažkaip išgyveno naktį. Ryte jau buvo suorganizuota gelbėjimo komanda. Ir keista, bet jie iš tikrųjų atvyko iš pačios kalno vidaus. Prieš kelis dešimtmečius šveicarai iš tikrųjų sprogdino turistinį traukinio tunelį tiesiai per kietą Aigerio uolą. Jie netgi iškirto apžvalgos langus tiesiai šiaurinėme šlaite, kad keleiviai galėtų saugiai pažvelgti į bauginantį skardį. Gelbėtojų komanda važiavo šiuo traukiniu į kalną, išlipo tiesiai pro vieną iš tų turistinių langų ir žengė tiesiai į mirtiną šiaurinį šlaitą. Jie sužinojo, kad jų pozicija buvo maždaug 45 metrai tiesiai po Tonio, pakankamai arti, kad galėtų jį girdėti, pakankamai arti, kad galėtų jam šaukti, tačiau kilo didelė problema. Taip, jie buvo arti, bet tiesiai tarp jų buvo milžiniška išsikišusi ledu užkimštas plyšys, kurio visiškai nebuvo įmanoma įkopti. Gelbėtojai negalėjo pasiekti Tonio. Jei Tonis norėjo išgyventi, jis turėjo nusileisti pas juos pats, tačiau Tonio būklė buvo labai bloga. Per naktį pūgoje jis prarado vieną iš savo pirštinių. Jo kairioji ranka buvo stipriai nušalusi ir visiškai bejėgė, o jo batai buvo aptraukti kietais ledo gabalais. Dar dragiau, jis kentėjo nuo sunkios pakadinimo traumos. Kadangi jis tiesiog kabėjo toje primityvioje virvinėje kilpoje, apraišai užspaudė jo kraujotaką. Krūdžas jo kojose kaupėsi ir tapo nuodingas, o nuolatinis spaudimas krūtinėje jį lėtai smaugė. Kad nusileistų, Tonis atliko tai, kas vis dar laikoma vienu iš antžmogiškiausių ištvermės žygdarbių alpinizmo istorijoje. Pirmiausia, naudodamasis peiliu, laikomų dantyse ir viena veikianti ranka, Tonis sugebėjo atlaisvinti Vilio kūną. Tada, likus vos trupinių jėgų, jis užlipo apledėjusią virvę pas Edį, atsipjovė nuo virvės ir pradėjo neįmanomą užduotį išnarplioti storos kanapinės virvės gijas. 5 varginančių valandų metu jis kantriai narpliojo sušalusias gijas dantimis ir viena sveika ranka, surišdamas jas galais, kad gautų pakankamai ilgą virvę nuleisti gelbėtojams.
Kai Džis pagaliau nuleido šią improvizuotą virvę, gelbėtojai prie jos pririšo naują tvirtą alpinizmo virvę, kad Tonis galėtų ją užsikelti ir nusileisti virvę į saugią vietą. Tačiau apačioje gelbėtojai susidūrė su kita problema. Jų alpinizmo virvė buvo šiek tiek per trumpa, kad pasiektų reikiamą atstumą. Todėl, kad virvė būtų pakankamai ilga, jie skubiai surišo dvi virves, palikdami storą mazgą pačiame virvės viduryje. Tonis pakėlė sunkią virvę, prisitvirtino prie jos ir pagaliau pradėjo leistis žemyn. Kol jis pokolio, jis slydo žemyn stačia, apledėjusią sieną. Jis priartėjo taip arti, kad jo kabančių batų padai buvo vos per kelis centimetrus nuo ištiestų gelbėtojų rankų. Jie galėjo pažvelgti jam į akis. Jie sakė jam, kad jis jau saugus. Leidžiantis žemyn, mazgas, kuriuo gelbėtojai buvo surišę dvi virves, galiausiai pasiekė mažą metalinį karabiną ant jo apraišų ir užstrigo. Kadangi visas Tonio kūno svoris kabėjo ant virvės, mazgas buvo nepaprastai stipriai įtemptas ir pavirto į tvirtą ledo gabalą. O dar 1930-aisiais tie metaliniai laipiojimo segtukai buvo labai maži. Tiesiog nebuvo jokios galimybės, kad toks storas mazgas pralystų pro tą mažytį metalinį žiedą. Šiandien gelbėtojai turi specialius įrankius, kuriais gali pakelti alpinisto svorį ir lengvai sutvarkyti užstrigusį mazgą kaip šis. Bet Tonis neturėjo nieko iš to. Jis turėjo tik savo silpstančias jėgas. Atrodė, kad praėjo amžinybė, kol gelbėtojų komanda bejėgiškai stebėjo, kaip Tonis kovoja už savo gyvybę. Naudodamas dantis ir vieną veikiančią kruviną ranką, jis desperatiškai bandė įstumti sušalusią mazgą per metalinį spaustuką, bet tai buvo visiškai beviltiška. Mazgas buvo tiesiog per didelis, o anga per maža. Iššekęs, sušalęs ir žiūrėdamas į vyrus, kurie buvo tiesiog taip arti, kad galėjo paliesti jo batus, Tonis nustojo kovoti. Jis pažvelgė žemyn į vedlius, ištarė, nebegaliu daugiau eiti, ir lėtai palinko į priekį savo apraišuose. Ir tai buvo pabaiga. Mirti kalnuose yra viena, bet yra kažkas ypatingai skaudaus tame, kaip Tonis Kurcas prarado savo gyvybę. Jį neprarijo gamtos jėga, jis tiesiog sušalo ore, vos per kelis centimetrus nuo gelbėtojų šiltų rankų. Tonis išgyveno pradinį lavinos smūgį, tačiau būtent ta milžiniška sniego banga sunaikino jo komandą ir galiausiai nulėmė jo likimą. Baisiausia lavinose yra tai, kad joms nesvarbu, iš kokio laikmečio esi ar koks esi nepaprastai talentingas. Nes jei buvai gyvas 90-ojo dešimtmečio pabaigoje ir bent kiek domėjaisi snieglenčių sportų, Kreigas Kelis tikrai yra vardas, apie kurį tiesiog negalėjai negirdėti. Kreigas buvo šio sporto veidas. Turėdamas 4 pasaulio snieglenčių čempiono titulus ir 3 JAV atvirųjų varžybų titulus, jis laimėjo viską, ką tik buvo įmanoma. Tuo metu, kai slidinėjimo kurortai tiesioginė prasme draudė snieglentininkams savo trasas ir laikė šį sportą problema, kurios reikia vengti, Kreigas Kelis laimėdavo visas egzistavusias varžybas ir tai darydavo tokiu stiliumi, nuo kurio buvo sunku atitraukti akis. Tada, pačiame savo karjeros viršūnėje, jis visiškai pasitraukė iš varžybų. Džis perėjo prie važinėjimo už trasų ribų ir tapo pirmuoju snieglentininku, kada nors priimtų į Kanados kalnų gidų sertifikavimo programą. tą pačią programą, kuri rengia techniškai stipriausius Alpių gidus žemyne. 2003 metų sausį keliui buvo 36 ir jis jau beveik buvo baigęs tą sertifikavimą. Viskas, ko jam dabar reikėjo, tai užsirašyti dar kelias praktinės valandas lauke, prižiūrint meistrui gidui. Taigi 2003 metų sausį jis pasirinko atlikti praktiką pas gerbiamą Šveicarijos gidą Rudy Beglinierį. O sausio 20 dieną Kreigas jau buvo Diureno ledyno apylinkėse, gausiai snieguotose Selkirko kalnuose, Britų Kolumbijoje. Jis buvo gidas, stažuotojas 21 žmogaus grupiai, o jų tikslas tą dieną buvo užkopti į Fronau viršūnę. Tai buvo maršrutas, kurį Rudis buvo įveikęs 10 kartų, be jokių incidentų. Ta pačią rytą Kanados sniego lavinų asociacija toje vietovėje lavinų pavojų įvertino kaip žymų. Tiesa, didelė nėra blogiausias įvertinimas, tačiau tai reiškia, kad yra nestabilaus sniego ir vieno žmogaus svoris, judančio netinkamu šlaitu, gali būti pakankamas, kad sukeltų laviną.
Rudis matė biuletenį, bet prieš 3 dienas jis buvo iškasęs bandomąją duobę netoliese esančiame šlaite ir nieko nerimą keliančio nerado. Sniegas, pasak jo paties žodžių, atrodė itin tvirtas, itin geras, taigi galite nuspėti, kiek jis įvertino tą įspėjimą. Jis taip pat nebuvo prisijungęs prie privačiojo tinklo, kuriame gidai iš gretimų viršūnių dalijosi, kad mato sniegą krintantį vietose, kur tai visiškai nelogiška. Ir natūralios lavinos, kurios linko būtent tokiu pat šlaito kampu, kokiu Rudis ruošiasi kopti. Taigi grupė išsiruošė, bet maždaug po 2 valandų oras pasikeitė ir matomumas sumažėjo. Stiprūs vėjai ir prastas matomumas privertė Rudį apsvarstyti atrodytų protingą ir racionalią alternatyvą. Užuot išėję į atvirą vietą, grupė nusprendė eiti į labiau apsaugotą vietą netoliese, vadinamą La Traviata. Jis ten slidinėjo 100 kartų. Aukštos kuluaro sienos apsaugotų juos nuo vėjo. Tai atrodė visiškai logiška. Tačiau artėdami prie La Traviata, jie tiesiai priešai save išvydo šviežios lavinos nuolaužų lauką, kertantį jų kelią. Kalbu apie sniego gabalus, kai kurie jų buvo mažų automobilių dydžio, išsibarščiusius po kalną. Bet kuriam kalnų slidininkui pamatyti šviežias lavinos nuolaužas reiškia, kad kalnas tiesioginė prasme rėkia tau apsisukti. Tai yra absoliutus, neabejotinas įrodymas, kad sniego sluoksnis būtent toje vietoje aktyviai griūva. Tikriausiai žiūrite tai ir galvojate, kodėl jie tiesiog nesusirinko daiktų ir neišėjo namo tuoj pat. Tačiau žmogaus psichologija kalnuose yra labai pavojingas dalykas. Kai sekate pagrindiniu gidu, kuris šiuo konkrečiu šlaitu slidinėjo 100 kartų, jūs juo visiškai pasitikite. Jūs manote, kad jis mato tai, ko jūs nematote. Taigi, kai Rudis įvertino lavinos nuogulas, nustatė, kad šlaitas viršuje vis dar saugus ir toliau kopė. 21 žmogaus grupė nedvejodama sekė paskui jį. 10:35 ryto jie jau buvo pačiame La Traviata West Couloir. Tai siauras griovys, apačioje siauras, viršuje platesnis, sukurtas gamtos taip, kad viskas, kas nukrenta iš viršaus, būtų nukreipta tiesiai į apačią, neturint kur pasitraukti. Teisingas sprendimas buvo eiti po vieną. Tačiau Rudis šiuo kuluaru slidinėjo 100 kartų, todėl jis visus 21 žmogų paleido vienu metu 6 pėdų atstumu, o Kregas buvo antras nuo galo. Kurį laiką viskas atrodė gerai, bet 10:45 ryto netikėtas, kurtinantis trakštelėjimas nuaidėjo per visą slėnį, kai milžiniška sniego plokštė įtrūko tiesiai virš grupės. Ir ji neslinko lėtai. 19 000 tonų sniego atitrūko ir nusirito 100 km/h greičiu. Sniego masės svoris ir greitis stipriai trenkė Kreigui. Jį nuplėšė nuo kojų ir nunešė į kuluaro apačią. Dėl siaurų sienų sniegas negalėjo išsisklaidyti. Sniegas susikaupė tiesiai ant jo ir yra toks siaubingas dalykas, kuris nutinka, kai lavina galiausiai sustoja šlaito apačioje. Kai sniegas slysta žemyn kalnu, didžiulė trintis jį šiek tiek sušildo ir jis truputį ištirpsta. Tačiau vos tik sniegas sustoja, ta šlapia sunki masė akimirksniu vėl užšąla. Ji virsta kietu ledu, tarsi būtum palaidotas greitai džiūstančiame betone. Negali kasti, negali net pajudinti pirštų. O jei sniegas stipriai susispaudžia aplink tavo krūtinę, tu tiesioginė prasme nebegali išplėsti plaučių, kad įkvėptum dar kartą. Kreigas buvo palaidotas 10 pėdų gylyje. Tokiu gyliu spaudimas jo krūtinėje buvo tarsi ant jo stovėtų 3 mokykliniai autobusai. Paliksiu jums paskaičiuoti. Išgyvenusieji, kurių neužklupo nuošliauža, desperatiškai griebė kastuvus ir lavinų zondus, bei pradėjo paieškas. Jiems pavyko ištraukti keli žmonės gyvus, bet kai galiausiai nusikasė iki Kreigo kelio, jau buvo per vėlu. Įkalintas sušalusiame savo kūno atspaude, visiškoje tamsoje, geriausias pasaulio snieglentininkas užduso iki mirties. Kreigo mirtis sukėlė šoką, kuris visam laikui pakeitė užtrasų slidinėjimo kultūrą. Ši nelaimė privertė gidų industriją drastiškai sumažinti grupių dydžius, aktyviai skatinti pripučiamų lavininių oro pagalvių naudojimą, tai specialios kuprinės su traukimo virvele, kuri išskleidžia didžiulį balioną ir leidžia žmogui plūduriuoti ant sraunios sniego masės, o ne būti įtrauktam ir gyvam palaidotam lavinos atveju. Svarbiausia, kad dabar gidų industrija aktyviai stengiasi sukurti tokią kultūrą, kurioje kiekvienas grupės narys yra skatinamas išsakyti savo nuomonę ir sustabdyti kopimą, jei kažkas atrodo negerai. Kreigas Kelis žuvo pasitikėdamas žmogumi, kuris turėjo nepriekaištingą reputaciją ir šlaitu, kuriuo jis niekada neabejojo.
Tačiau apie tai, kad tą rytą kažkas buvo negerai, žinojo ne tik Kreigas, niekas viešai nekalbėjo ir tai buvo daugelį metų. Tai jautė ir dar vienas žmogus. Kiek kainavo ta tyla ir ką reikėjo padaryti, kad ją pagaliau nutrauktų, yra istorija, kurią papasakoti prireikė 11 metų. Sukūriau išsamų vaizdo įrašą apie Kreigo kelio istoriją. Tačiau kartais prabilti nieko nepakeičia, nes kartais gali viską padaryti nepriekaištingai, bet vis tiek mirti dėl to, kad visiškai nepažįstamas žmogus padarė lemtingą klaidą, kuri neturėjo nieko bendro su tavimi. Būtent tai įvyko 2023 m. sausio 29 d. 31 metų Kailas Smeinas baigė savo svajonių kelionę Japonijos laukinėje kalnų vietovėje. Kailas nebuvo mėgėjas. Jis buvo amerikietis laisvojo stiliaus slidinėjimo ir snieglenčių sporto pasaulio čempionas. Vaikinas, kuris visą savo gyvenimą praleido tyrinėdamas kalnus ir puikiai žinojo, kaip juose saugiai judėti. 2023 m. sausio pabaigoje Kailas buvo Nagane, Japonijoje, 10 dienų reklaminėje kelionėje su savo draugu ir taip pat profesionaliu slidininku Adamu U. ir fotografu Grantu Gundersonu. Sausio 29 dieną oficiali fotosesija buvo baigta. Gundersonas buvo išsekęs ir nusprendė baigti dieną, tačiau Kailas ir Adamas dar nebuvo pasiruošę sustoti. Matote, slidinėjimas už trasų veikia kitaip nei įprastame slidinėjimo kurorte. Ten nėra keltuvų. Jūs lipate į kalną pėsčiomis, nusileidžiate slidėmis, o jei norite dar vieno nusileidimo, vėl kopėte į viršų. Kiekvieną pakilimą ir nusileidimą slidininkai vadina ratu. Grantas jau buvo padaręs vieną ratą su jais ir jam to užteko. Kailas ir Adamas nusprendė padaryti dar vieną ratą. Jokių kamerų, jokio darbo. Tik du draugai, nuostabus kalnas ir sniegas, kurį pats Kailas tą rytą apibūdino kaip neįtikėtinos kokybės. Ar galite įsivaizduoti normalesnį sprendimą popietei? Taigi jie abu užsidėjo lipimo apkaustus ir pradėjo kilti atgal į rytinį Hakuba Norikura kalno šlaitą. Viršuje jie susitiko su grupe Austrijos slidininkų, kurie taip pat buvo užkopę į tą patį kalną. Jie apsikeitė tokiais linktelėjimais, kokiais slidininkai pasisveikina kalnuose, o tada Kailas ir Adamas pirmieji pradėjo leisti žemyn. Jie nusileido tuo pačiu maršrutu, kaip ir per ankstesnį ratą. Švariai, kontroliuotai ir iki pat lygios daubos šlaito apačioje. Jei niekada neslidinėjai už trasos ribų, į 50 įsivaizduok tą daubą kaip dubenį. Keletas skirtingų šlaitų iš įvairių pusių sueina į tą pačią žemą lygumą apačioje, kaip upės įteka į ežerą. Toje lygumoje sustoji, atgauni kvapą ir vėl persitvarkai įrangą žygiavimui kitam kopimui. Tai natūrali kiekvieno nusileidimo pabaiga. Tokia natūrali, kad japonų grupė ankstesnėme rate būtent toje vietoje praktikavosi lavinų saugumo. Niekas nesusimastė stovėti ten. Kailas ir Adamas pasiekė dubens apačią ir pradėjo keisti savo įrangą. Jie baigė. Nusileidimas buvo baigtas. Jie tikriausiai šypsojosi, galvodami, kokia gera buvo sniego danga. Kai jie persirenginėjo, antrasis austrų slidininkas nusileido virš jų šiek tiek kitokių šlaitų šone, kuris taip pat vedė į tą pačią daubą. Austrų slidininkas nedarė nieko blogo, jis juk buvo ant savo šlaito, tačiau yra vienas dalykas, kurio dauguma žmonių nežino apie nestabilų sniegą. Kai sniego sluoksnis ant kalno yra silpnas, visa tai iš esmės yra viena didžiulė sujungta paklodė, gulinti ant šlaito. Įsivaizduokite tai kaip staltiesę, uždengtą ant stalo. Jei paspausite vieną kampą, visa staltiesė pasislenka. Taigi, kai austrų slidininkas paspaudė savo kampą, jo svoris persidavė per tą sujungtą sniego sluoksnį, surado silpniausią vietą, kuri pasirodė esanti šlaitas tiesiai virš dubens, kur stovėjo Kailas ir Adamas ir jį sugriovė. Apačioje Kailas ir Adamas išgirdo kurtinantį trakštelėjimą. Jie pažvelgė aukštyn ir pamatė milijonų svarų sniego, griūvančio vienu metu, skubančio kalno šlaitų žemyn, tarsi potvynio banga tiesiai į juos. Jie apsisuko ir bandė bėgti, bet gamtos jėgos nepabėgsi. Ir tai yra bauginantis faktas apie didelės sniego lavinas, kurio dauguma žmonių nežino. Gerokai prieš tikrajam sniegui jūs pasiekiant, lavinas stumia uraganinio stiprumo vėjo sieną priešais save, vadinama smūginė oro banga. Oro smūgis Kailą trenkė su tokia milžiniška sprogstama jėga, kad jis buvo fiziškai nublokštas 50 metrų per orą, dar prieš laviną jį praryjant. Jo draugas Adamas buvo palaidotas po 1,5 metro sniego. Tikrų stebuklų
Po 25 minučių pro šalį ėję 2 Kanados kalnų gidai, kurie tuo metu buvo kartu su grupe greitosios pagalbos gydytojų ir slaugytojų, pastebėjo nuolaužas, išsitraukė kastuvus ir iškasė Adamą visiškai sveiką. Tačiau Kailas vis dar buvo palaidotas kažkur tame duburyje. Tie patys gydytojai ėmėsi jo gelbėjimo, vos tik jį surado. Buvo per vėlu. Jis ir nepažįstamasis, kuris sukėlė nuošliaužą, abu žuvo tame šlaite. Tačiau tas nepažįstamasis taip pat buvo mylimas slidininkas. Jo vardas buvo Kristofas Šofegeris. Jis taip pat prarado gyvybę, tiesiog darydamas tai, ką visada darė nuo vaikystės. Kol vaikai Amerikoje mokosi važiuoti dviračiu, Austrijoje vaikai mokosi slidinėti. Kailo ir Kristopo istorija yra šiurpus priminimas, kad sniego lavina yra visiškai nenuspėjamas reiškinys. Jos negali numatyti. Ir baisiausia tai, kad kartais tu pats gali ją sukelti. Bet kas nutinka, kai kalnas, ant kurio žūsti, nėra kažkoks didžiulis atokus Azijos viršukalnė, o mažas, kasdieniškas šlaitas tavo paties kieme? Ir kas nutinka, kai esi vyras, kuris išgyveno kur kas blogesnius dalykus? Tai mus atveda prie keistos ir labai ironiškos Jamie Piero istorijos. 2006 metų sausio 25 dieną Grand Targy slidinėjimo kurorte Vyominge vyras vardu James Pieras nusileido nuo 255 pėdų uolos su slidėmis. Tai maždaug 25 aukštų pastato aukštis tiesiai žemyn. Jis nusileido į nusileidimo zoną, sniege išmušė tokią gilią duobę, kad visiškai pradingo ir išlindo tik su prakirsta lūpa. Tai tapo pasaulio šuolio nuo uolos rekordų. Per vėlesnius metus Pieras tapo vienu žinomiausių didžiųjų kalnų slidininkų pasaulyje. Jis nuolat pasirodydavo didžiausiuose slidinėjimo filmuose, o jo vardas buvo siejamas su šuoliais, kuriuos kiti profesionalų slidininkai stebėdavo vaizdo įrašuose ir tyliai stebėdavosi. Jis taip pat garsėjo tuo, kad jautėsi puikiai be šalmo. Jo argumentai, kuriuos jis nekartą išsakė interviu, jam atrodė visiškai logiški. Jei mano kūnas akimirksniu iš ribinio greičio sustos iki nulio, šalmas nelabai padės. Kai esi išgyvenęs po 255 pėdų aukščio uolos šuolio su slidėmis, su tokia logika sunku ginčytis. Taigi, praėjus 6 metams po rekordinio šuolio, 2011 m. lapkričio 13 dieną Pieras ir jo draugas nuvažiavo į Snowbird slidinėjimo kurortą Jutoje. Kurortas dar nebuvo atidarytas sezonui, bet tai jų nesustabdė. Jie taip pat nepasitikrino lavinų perspėjimo prieš išvykdami, o tą rytą pavojus visame Vasačio kalnagūbryje buvo įvertintas kaip didelis arba labai didelis. Tiesą sakant, abejoju, ar tai juos būtų sustabdę. Kurorte James su draugu nusprendė užkopti į Perų cirką, kad pakvėpuotų grynų orų ir pirmieji nusileistų nuo kalno. Tai buvo Jaimo namų teritorija. Jis šiuos šlaitus buvo įveikęs nesuskaičiuojama daugybę kartų, kadangi buvo ankstyvas lapkritis, sniego sluoksnis buvo nepaprastai plonas. Dauguma atsitiktinių stebėtojų tą dieną žiūrėdami į kalną būtų manę, kad tiesiog nėra pakankamai sniego, kad galėtų susidaryti mirtina lavina. Be to, James tą dieną net neslydo savo įprastomis slidėmis, jis nusprendė važiuoti snieglente tiesiog dėl pramogos. Trumpas nukrypimas. Kiekvieną mėnesį yra istorija, kuri niekada nepasirodo YouTube. Ji ten, jei norite. Patreon. Nuoroda žemiau. Taigi, kur mes sustojome? Jo partneriui stebint, James leidosi žemyn 40 laipsnių šlaitu. Praėjus vos kelioms sekundėms nuo nusileidimo pradžios, šlaitas pajudino minkšto sluoksnio laviną iš vos 35–50 cm ankstyvojo sezono sniego. Iš tikrųjų, tai buvo gana nedidelė lavina. Tai tokia lavina, iš kurios patyrę didžiųjų kalnų sportininkai paprastai išvažiuoja net nesusimastydami, tačiau kalnas jį pagavo. Slistantis sniegas nėjęs nušlavė Jamie nuo kojų ir nunešė jį maždaug 240 metrų žemyn stačiu kanalu. Kadangi sniego buvo labai mažai, jis neslydo virš gilaus apsauginio sluoksnio. Jį negailestingai tempė per atviras aštrias uolas, kol galiausiai nunešė per mažą uolų atbrailą. Kai atvyko gelbėjimo komandos, James nebuvo giliai palaidotas po ledu kaip dauguma sniego lavinų aukų. Jis buvo tik iš dalies užverstas, tačiau lavina atliko savo darbą, veikdama kaip greita konvejerio juosta per tarką. Plonos, ankstyvo sezono sniego lavinos mechanika yra nepaprastai žiauri. Per viduržemio laviną slidininkas gali būti nustumtas į gilų minkštą sniego sluoksnį, kol lavina sustos. Tačiau sezono pradžioje jokio minkšto sluoksnio nėra. Judančio sniego grynoji kinetinė energija trenkė Jamie į kietą granitą nesulaikoma jėga, o tada nubloškė jį per kraštą.
Vyras, kuris stebuklingai išgyveno 255 pėdų laisvą kritimą, žuvo nuo bukos traumos, kurią sukėlė mažas, atrodytų nepavojingas sniego nuošliauža, tiesiog savo kieme. Džeimio mirtis sukėlė didžiulės diskusijas slidinėjimo bendruomenėje apie rizikos normalizavimą. Tai tragiškas pavyzdys, kaip net patys geriausi pasaulyje gali prarasti budrumą pažįstamoje aplinkoje. Akimirka, kai pažvelgi į kalną ir pagalvoji, aš tai dariau milijoną kartų, čia nieko baisaus, yra būtent ta akimirka, kai kalnas įrodo, kad klysti. Tačiau nors Džeimis sąmoningai prisijėmė riziką leistis į neprižiūrimą uždarytą kalną, kas nutinka, kai sumoki profesionalui, kad tave apsaugotų, o jis liepia visiškai nekreipti dėmesio į pavojų. Ir iš visų šiandien aptariamų tragedijų, ši gali būti pati labiausiai siutinanti. Brianas buvo 51 metų vyras iš Bendo, Oregono. Ir turiu iš karto labai aiškiai pasakyti, Brianas nebuvo turistas, kuris nuklydo už trasos ribų, jis buvo tikras ekspertas. Jis turėjo daugiau nei 40 metų patirties sniege, kaip buvęs čempionas slidininkas ir buvo mylimas jaunimo slidinėjimo treneris. Tačiau be savo profesinių pasiekimų, Brianas buvo šeimos žmogus. Jis turėjo 11-metę dukrą, kuri jį dievino, ir žmoną vardu Heather, su kuria buvo susituokęs 13 metų. Ir tragiška, kad būtent tuo metu Heather ką tik buvo diagnozuotas krūties vėžys. Brianas buvo jos ramstis. Taigi, kai 2025 metų kovą jis išvyko į kalnus, svarbiausias jo prioritetas buvo grįžti namo pas savo šeimą. Bražanas užsisakė komercinę slidinėjimo su ratraku kelionę į Beilio kalną Oregone. Kai sumokate $1000 už vedamą kelionę į atokią kalnų vietovę, jūs mokate už saugumą. Jūs visiškai patikite savo gyvybę profesionalams, kurie turėtų geriausiai iš visų pažinoti vietovę. Tačiau užkulisiuose vyko kažkas pavojingo. Metų metus kurortas veikiantis Beilio kalne naudojo vietinius gidus, kurie pažinojo kiekvieną to konkretaus kalno centimetrą. Tačiau neseniai jie perėjo prie rangos modelio ir pasamdė išorinę Kalifornijoje įsikūrusią įmonę organizuoti ekskursijas. Iš tiesų, buvęs vietinis gidas buvo aiškiai įspėjęs vadovybę apie tai. Jis pasakė jiems, kad naujieji Kalifornijos gidai beveik neturi patirties Beilio kalne ir nesupranta jo specifinių vietinių pavojų. Jis buvo visiškai ignoruotas. Persikelkime į 2025 metų kovo 13 rytą. Orai buvo siaubingi. Kalną ką tik buvo užklupęs šaltas lietus, gausus sniegas ir stiprūs vėjai. Tobulas receptas neįtikėtinai nestabiliam sniego sluoksniui susidaryti. Oficiali regioninė lavinų prognozė tą rytą perspėjo apie padidėjusią, itin pavojingą situaciją. Jei jūs ar aš būtume matę tokią prognozę, tikriausiai būtume likę viduje, tačiau kaip teigiama, gidai padarė neįsivaizduojamą dalyką. Teigiama, kad jie pasakė mokantiems svečiams visiškai ignoruoti oficialią lavinų ataskaitą. Jie tvirtino, kad prognozė neturi jokios reikšmės Mount Bailey kalnui ir užtikrino visus, kad jie yra vietiniai ekspertai, kurie pasirūpins jų saugumu. Pasitikėti gidu, kuris liepia ignoruoti akivaizdų oro įspėjimą, yra bauginantis lošimas. Tačiau kai stovite sniege ir žiūrite į žmogų su oficialia uniforma, ima veikti žmogiškoji psichologija. Jūs jais pasitikite. Iki 15:45 grupė jau buvo išsekusi. Jie rikiavosi vienam iš paskutinių dienos nusileidimų, stačiam, stipriai apkrautam ruožui, vadinamam Beilio kalno šiaurinė siena. Sniegavo ir matomumas buvo prastas, bet planas buvo paprastas. Gidai pirmieji nusileido, kad nustatytų trasą. Tada svečiantis buvo liepta leistis po vieną, tiksliai 1 minutės intervalais. Brianas buvo 5. svečias, kuris leidosi. Jis atsispyrė ir pradėjo leistis per gilų purų sniegą. Tačiau po minutės, kai 6. svečias leidosi iš paskos, slidininkų svoris galiausiai pralaužė perkrautą sniego sluoksnį. Iš viršaus nusileido milžiniška sniego lavina. Ji švilpė žemyn stačiu kanalu, įsibėgėjo iki greitkelio greičio ir visiškai netikėtai užklupo Brianą. Jis buvo smarkiai nušluotas nuo kojų ir įtrauktas po gniuždančią balta banga. Kai lavina pagaliau sustojo, sniegas akimirksniu vėl sušalo į tą bauginantį betoną primenantį ledą. Brianas buvo palaidotas giliai, galva žemyn, visiškai negalėdamas nei pajudėti, nei kvėpuoti. Likusi grupė desperatiškai puolė į lavinos nuogulų lauką su savo kastuvais. Jiems prireikė 10 kankinančių minučių įnirtingo kasimo, kol pagaliau jį ištraukė. Ir visiškai atsitiktinai 2 kiti šios kelionės svečiai buvo slaugytojai.
Jie nedelsdami pradėjo gyvybę gelbstinčius veiksmus ir neįtikėtina, Brianas iš tikrųjų parodė gyvybės ženklus, kai jį ištraukė iš ledo. Jis kovojo, bet būtent čia tariamas šiurkštus aplaidumas tampa beveik nepakeliamas. Slogytojams desperatiškai reikėjo defibriliatoriaus, kad stabilizuotų jo širdį, bet kai jos pažvelgė į gidus, suprato bauginančią tiesą. Gidai buvo visiškai nepasiruošę. Jų pirmosios pagalbos rinkinyje nebuvo automatinio išorinio defibriliatoriaus. Neturėdamos tinkamos medicininės įrangos, tos dvi slaugytojos galėjo padaryti tik tiek. Apsuptas žmonių, kuriems buvo mokama už jo saugumą, Brianas užduso ir mirė tiesiog ant sniego, palikdamas savo 11 metų dukrą ir žmoną kovoti vienai. Jo šeima vėliau pateikė $14,5 milijono ieškinį dėl neteisėtos mirties, teigdama, kad tai buvo šiurkštus aplaidumas. Šiandien byla dar nebuvo perduota teismui ir nebuvo pareikšti jokie baudžiamieji kaltinimai. Brahano šeima vis dar laukia atsakymų, teismo salės, nuosprendžio, bent kažkokios atsakomybės. Tačiau jie nėra vienintelė šeima priversta kovoti su milžiniška slidinėjimo korporacija dėl teisingumo. Nes kai leidėsi giliai į atokias, už trasų esančias slidinėti, žinai, kad prisiemi didžiulę riziką. Žinai, kad kalnas yra laukinis ir esi už daugelio mylių nuo civilizacijos, taigi ten susitaikai su tam tikru rizikos lygiu. O kas jei esi gerai prižiūrimame, patruliuojamame, daugybės milijardų vertės komercinėme slidinėjimo kurorte, na, tu manai, kad esi saugus. Tu manai, kad trasų patruliai užtikrino trasų saugumą, patikrino sniegą ir pašalino visus pavojus. Tikriausiai taip galvojo ir 13-metis Taftas Conlinas Vale slidinėjimo kurorte 2012 m. sausio 22 d. Jis nebuvo koks nors nieko nenutuokiantis turistas iš kito miesto, bandantis laimę kalne, kurio nepažinojo. Taftas buvo vietinis iš Vailo, Kolorado valstijos, gimęs ir užaugęs pačioje uolinių kalnų širdyje. Ir jis gerai pažinojo didžiulio Vailo slidinėjimo kurorto trasas, bent jau kaip 13-metis vietinis. Pagal visus pasakojimus, jis buvo nepaprastai atletiškas, labai įgudęs slidininkas, kurį augino tėvai, giliai įsitvirtinę vietos bendruomenėje. Jis buvo tas vaikas, kuris gyvendavo laukdamas didžiulių žiemos audrų. Tas, kuris su draugais skubėdavo ieškoti giliausio, šviežiausio sniego, vos tik pradėjus veikti keltuvams. Ir 2012 m. sausio 22 d. Taftas būtent tuo ir užsiėmė. Tačiau jis nežinojo, kad slidinėjimo kurorte buvo tai, ką slidininkai vadina nepakartojama puraus sniego diena. Kurortą ką tik buvo užklupęs stiprus, nesiliaujantis sniegas, kuris užklojo kalną šviežio puraus sniego sluoksniais. Taftas ir du jo draugai ieškojo nepravažinėto sniego ruožų ir patraukė tiesiai į garsiai stačią, tik ekspertams skirtą kalno dalį, vadinamą Prima Cornis. Komerciniuose slidinėjimo kurortuose pavojingos vietos būna užtvertos virvėmis ir vartais. Jei vartai uždaryti, tai reiškia, kad slidinėjimo kurorto gelbėtojai nustatė, jog lavinų pavojus per didelis ir peržengti juos yra nelegalu. Kai Taftas ir jo draugai atvyko prie viršutinio įėjimo į Prima Cornis, vartai buvo uždaryti. Tačiau tokios stačios kalnų trasos kaip ši yra milžiniškos ir dažnai turi kelis įėjimus. Įsivaizduokite tai kaip stačią, pasvirusią koridorių su dviem durimis, vienos pačiame viršuje, o kitos pusiaukelėje žemyn. Kadangi viršutinės durys buvo uždarytos, berniukai padarė būtent tai, ką jų manimu ir turėjo padaryti. Jie laikėsi taisyklių, nusileido dar žemiau kalnų ir atvyko prie apatinio įėjimo į tą pačią trasą, o apatiniai vartai buvo plačiai atidaryti. 13-mečiui vaikui ir tiesą sakant beveik bet kuriam suaugusiam slidininkui kalne, atviri vartai yra tarsi žalia šviesa. Tai reiškia, kad kurortas leidžia tau eiti pirmyn. Taigi Taftas ir jo draugai perėjo pro atvirus vartus. Kai berniukai perėjo pro tuos atvirus apatinius vartus, jie atsidūrė prie didžiulės 40 laipsnių statumo sniego sienos papėdės. Tačiau užuot nusileidę slidėmis, jie pasuko slides į šoną ir maždaug 36 metrus kopė tiesiai į viršų tą stačią sieną. Iš esmės jie kopė atgal į pavojingąją Prima Cornis viršutinę dalį, visiškai nežinodami, kad žingsniuoja tiesiai į apkrautą, itin nestabilų sniego dangą. Taftas sustojo pačiame šio stataus puriu sniegu užversto šlaito viduryje. Jis prisispaudė prie didelės eglės įsikibusios į kalno šlaitą, kad atgautų kvapą ir palauktų savo draugų. Kol jis ten stovėjo, sniegas po juo visiškai neatlaikė.
Milžiniška sniego lavina su trenksmu įtrūko būtent ten, kur buvo Taftas – 90 m pločio su 45 cm aukščio vainiku ir nuslydo 120 m žemyn šlaitu. Milijonai svarų sunkaus, šlapio sniego nusirito stačiu kanalu, nusineždami Taftą kartu su lavina. Jį smarkiai nutempė per tankų medžių sąžalyną. Kai sniegas pagaliau nusistovėjo ir sustingo, Taftas buvo palaidotas suspausta krūtine, visiškai negalėdamas kvėpuoti. Taftas nebuvo vienas tame chaose. Jo du draugai taip pat pateko į lavinos srautą, tačiau stebuklingai jiems pavyko išlikti arti sniego bangos paviršiaus ir kai viskas nusistovėjo, išsikapstyti. Sumušti ir kraujuojantys, abu berniukai iš karto pradėjo ieškoti Tafto ten, kur jį paskutinį kartą matė. Ir kai jie sužinojo, kad Taftas dingo, jie kiek galėdami greičiau nubėgo ieškoti pagalbos ir pranešė, kad jų draugas dingo. Slidinėjimo patrulis iš karto sureagavo. Jie sudarė paieškos linijas, giliai į sniegą smeigdami ilgus metalinius strypus, beviltiškai tikėdamiesi pataikyti į ką nors minkšto. Kai jie pagaliau jį rado ir iškasė, tiesiog ten ant sniego atliko gaivinimą, bet jau buvo per vėlu. 13-metis berniukas ką tik žuvo dėl didžiulės sniego lavinos pačiame vieno saugiausių ir labiausiai stebimų slidinėjimo kurortų pasaulyje centre. Tafto mirtis sukėlė didžiulę aršią teisinę kovą tarp jo gedinčių tėvų ir Vail Resorts. Jo tėvai padavė į teismą slidinėjimo milžiną dėl neteisėtai sukeltos mirties, reikalaudami daugiau nei $700 000 žalos atlyginimo. Tačiau jie aiškiai pasakė, kad tai ne tik dėl pinigų. Jie kovojo, kad priverstų pakeisti kurorto saugumo standartus. Jo tėvai pateikė argumentą, kuris atrodo kaip elementari sveika nuovoka. Jeigu viršutinė stačios griovos dalis yra visiškai nestabili ir uždaryta dėl lavinų pavojaus, apatiniai vartai į tą pačią griovą neturėtų būti palikti plačiai atviri. Kurorto teisininkai kita vertus teigia, kad Taftas, eidamas aukštyn nuo apatinių vartų, techniškai išėjo iš saugios zonos ir grįžo į uždarytą teritoriją, kurią kurortas aiškiai buvo pažymėjęs kaip nesaugią. 2018 metais prisiekusieji galiausiai palaikė slidinėjimo kurortą, nusprendę, kad jie teisiškai nėra atsakingi už jo mirtį. Tafto tėvai atsisakė pasiduoti. Jie apskundė prisiekusiųjų verdiktą, daugelį metų tempdami kovą per aukštesnius teismus, desperatiškai tikėdamiesi panaikinti sprendimą. Teisinė kova kilo per visą teismų grandinę, kol pasiekė Kolorado aukščiausiąjį teismą. Tačiau 2021 m. rugpjūtį aukščiausias valstijos teismas oficialiai atsisakė nagrinėti apeliaciją. Taigi, pirminis sprendimas atleidžiantis Vail Resorts nuo atsakomybės liko galioti. Nesvarbu, ar sutinkate su teismų sprendimu ar su tėvais, Tafto Conlino mirtis yra bauginantis priminimas, kad gamtai nerūpi, kur nubrėžtos kurorto ribos. Gamtai nerūpi, ar esate giliai laukinėje vietovėje, ar tik už kelių šimtų metrų nuo karšto šokolado kiosko. Kai sniegas nusprendžia pajudėti, niekas negali jo sustabdyti. Taftas Conlinas manė, kad daro viską teisingai. Jis liko trasoje, praėjo per atvirus vartus ir pasitikėjo kurorto saugumu. Ir vis tiek, tai jam kainavo gyvybę. Dabar įsivaizduokite, kas nutinka žmogui, kuris ignoruoja visus perspėjimus, praleidžia visus saugumo patikrinimus ir vis tiek tiesiai puola į pavojingiausią kalną planetoje, nes toks žmogus egzistuoja. Ir tai, ką Anapurna padarė tam žmogui, liks jūsų atmintyje. Pažiūrėkite šį kitą vaizdo įrašą.